Kelios mano kaip psichologės rekomendacijos tiems, kas šiuo metu patiria emocinį skausmą. Šiuo sunkiu metu nespauskite savęs jaustis gerai arba mąstyti pozityviai, nes tai tik blogins jūsų savijautą. Pasistengkite priimti savo jausmus, įsivardinkite juos. Pavyzdžiui, man baisu, aš jaučiu stiprų nerimą, tai padės jums sumažinti vidinę įtampą ir bent šiek tiek palengvins jūsų savijautą. Kai skausmas užsitęsia arba tampa ypatingai aštrus, pasistengkite neužsibūti tuose skausmingose išgyvenimuose ir apmąstymuose. Tiesiog atkreipkite dėmesį į tai, kas vyksta čia ir dabar. Tai padės jums šiek tiek palengvinti jūsų savijautą ir grąžins jums situacijos kontrolės pojūtį. Paskutinis labai svarbus. Neužsisklęskite savyje, neatsisakykite paprastų, bet malonių užsiėmimų. Tokie paprasti dalykai kaip pasivaikščiojimas, šilta vonia ar pokalbis su draugu gali jums padėti pasijusti geriau ir svarbiausia, po truputį grąžinti jums vidinės atramos pojūtį.